Niciečiai burtininkai Tukurutis ir Irena kosmonautai, pakviesti kosmoso ateivių, dalyvauja vienos moters pagrobimo procese. Dabar šie niciečiai draugė su ateiviais jau yra atsidūrę pagyvenusios ir piktos moters, Žabinės buto miegamajame ir iš šono stebi tai, kaip pati Žabinė kyla į orą viršum savo lovos. Tam, kad jie nebūtų niekieno pastebėti, burtininkai iš anksto patys pasivertė nematomais. 2018 m. vasario 8 diena. 2018 m. vasario 8 diena. Vakaras. Mieste gyvenančios pagyvenusios, nuolat visko nepatenkintos moters Žabinės miegamajame tvyro prietema, kurią sklaido tik keista, melsva šviesa, sklindanti pro langą. Pati Žabinė giliai įmigusi ir piktai susiraukusi, pamažu kyla į orą tiesiai virš savo lovos. Kambario kampe, visiškai nematomi, stovi Nicių kaimo burtininkai Tukurutis ir Irena kosmonautai. Šalia jų, kosmoso ateivis Sasau ir dar vienas, taip pat atrodantis jo kolega iš kitos galaktikos. Kadangi burtininkai panaudojo magiją ir tapo nematomi, jie gali kalbėtis tik pašnibždomis, kol ateiviai valdo gravitacinį spindulį. Štai kaip galėjo atrodyti jų slaptas pokalbis šio neįprasto pagrobimo metu. Ateivis Sasau tyliai, jo balsas skamba keistai mechaniškai, it per metalinį filtrą, procesas prasidėjo. Gravitacinis srautas stabilus. Subjektas Žabinė keliamas į transportavimo lygį. Niciečiai, ar jūsų nematomas barjeras tikrai patikimas? Jei jie atsibus anksčiau laiko, jos pykčio bangos gali sutrikdyti mūsų prietaisų dažnius. Tukurutis pasitaiso nematomas rankose savo burtų lazdelę, kalba vos girdimų šnabždesių, nesijaudink Sasau. Mano ir Irenos burtai laiko tvirtai. Mes ne tik nematomi, aplink mus sukurta visiška garso ir energijos izoliacija. Net jei ši pikta moteriškė pradėtų rėkti, niekas už šių sienų neišgirstų. Bet pažiūrėk į jos veidą. Ji net skrisdama miega susiraukusi. Kas per bjaurus charakteris. Irena, atsargiai stebėdama, kaip Žabinės kūnas pakyla jau per metrą nuo patalų, Tukuruti, būk atsargus, nekalbėk per garsiai. Sasau, o kam jums prireikė būtent šitos senos moters iš mūsų kraštų? Nyčiuose ar aplinkiniuose kaimuose pilna ramių, gerų žmonių, o jūs pasirinkote pačią didžiausią pykčio bombą. Kitas ateivis jo akis tamsoje sužybsi žaliai, rankose jis gniaužė švytinti valdymo pultą, mums reikalingi būtent tokie pavyzdžiai. Jos organizme esantis streso ir pykčio hormono koncentrato lygis yra unikalus visoje šioje planetos dalyje. Mes tiriame kosminį fenomeną, kaip negatyvi energija gali būti panaudota mūsų erdvėlaivių varikliams sukti. Žabinė yra idealus kuro šaltinis. Kuo daugiau tokių žmonių sutinkame, mums nuo to tik geriau. Tukurutis tyliai krizena, na jeigu jos pyktis gali varyti jūsų laivus, tai su Žabinės energija jūs nuskrisite iki pat kitos galaktikos krašto ir dar atgal sugrįžti užteks. Tik žiūrėkite, kad ji jūsų laive nepradėtų komanduoti. Ar tiesa, kad ji Kupiškyje turguje praėjusią savaitę taip rėkė ant pardavėjos, kad net burtų nereikėjo, visi aplinkui išsilakstė. Irena kumšteli nematomam Tukuručiui į šoną, nustok juokaut Tukuruti, čia rimtas reikalas. Sasau, pažiūrėk, ji pradeda muistytis. Jos antklodė tuoj nukris ant žemės. Ar nereikia papildomo miego užkeikimo? Galiu mestelėti saują raminančių Nicių žolelių dulkių, kurias pasiėmiau iš mūsų sodybos. Ateivis Sasau, skubiai spaudinėja mygtukus ant savo riešo prietaiso, ne, burtininkė Irena. Magijos likučiai gali sureaguoti su mūsų molekuliniu spinduliu. Kolega, padidink miego fazės pulsaciją 2%. Kambaryje pasigirsta vos girdimas, žemas zyzimas. Žabinė ore akimirkai sustingsta, giliai atsidūsta, vėl sugriežia dantimis ir suglemba ramiame, bet piktame miege. Kitas ateivis. Subjektas stabilizuotas. Levitacija pasiekia reikiamą aukštį. Pradedame fazinį stūmimą link lango. Niciečiai, paruoškite praėjimo koridorių, kad stiklas neišduotų garso, kai ją plukdysime lauk. Tukurutis suima tvirčiau lazdelę, sušnibžda formulę, vitrum huius fenestra omnino permebile fiat nobis per illut transeundum. Abrakadabra,
Viskas, Sasau. Lango stiklas laikinai tapo minkštas kaip oras. Galite ją plukdyti tiesiai pro langą į savo laivą. Mes su Irena stebime aplinką, kieme ramu kaimynai miega, jokių liudininkų. Irena, žiūrėdama kaip žabinės kūnas lėtai plaukia link lango konstrukcijos, burtininkai ir kosmoso gyventojai šiandien dirba išvien. Tikėkimės, jūsų tyrimai praeis greitai. Kai baigsite, nepamirškite jos grąžinti tiksliai į šią lovą, nes jei rasime ją kur nors Nycių miškuose, turėsime patys ant šluotų namo skraidinti. Sasau atsisuka į nematomus burtininkus ir nežymiai linkteli, dėkojame už magišką palaikymą Tukurutį ir Irena. Jūsų sugebėjimai slepiant mus šioje misijoje buvo neįkainojami. Procesas baigiamas. O dabar kilkite ir jūs abu su mumis tuo pačiu šviesos rauto tuneliu mums iš paskos atgal į Eneso laivą. Pamatysite, dar bus jums įdomybių. Ir burtininkų pora būtent tai netrukus ir padaro.